Kaip ir galėtumėm pradėti? 2 minutės. Niekas daugiau kaip ir prisijungti nenori prie susirinkimo. Pradėsim į eterį. Niekas daugiau kol kas neprisijungia. Statytojai kažkur iškeliavę, tai sakė, jeigu pavyks, prisijungs, jeigu ne, kelionėje, žodžiu. Kol mes vargstam, Tai, atostogau. nu, ten ne, darbo reikalais. Nu ką, pradedam. Labą dieną, visuomenė. Pradedam jūsų informavimą apie numatomą statinių projektavimą. Taigi, gerbėmieji visuomenės nariai, šiandieną yra parengti daugiabučio gyvenamo namo, atsiprašau, taip įpratęs į daugiabučius, gyvenamo namo Mėsinio gatvės 7, Vilniuje negyvenamosios patalpos numeris 3, paskirties keitimo iš kitos, ta prasme nepatikslintos, į prekybos paskirtį, atliekant kapitalinio remonto darbus. Taip, statint, gal pradedam nuo, kaip visada, nuo tėvė mūsų. Tai yra pasiskiriam susirinkimo sekretorių, į kurį, gal dar prisistatom. Atsiprašau, įsiblaškęs. Aš būsiu Miroslavas Radiūnas, statytojų įgaliotas asmuo, šalia toli nuo manęs Irma Krasnickienė, statinio projekto vadovė, parengusi projektinius pasiūlymus. Aš kaip visada siūlausi į susirinkimo sekretorius, jeigu nieko prieš, tai ir toliau dirbsiu savo darbą. O Irma Krasnickienė siūlau į susirinkimo pirmininkus. Taip, susirinkimo sekretorius ir pirmininkas išrinkti, tai galim kaip ir pradėti. Dar kartą pakartosiu, pristatome dvibučio gyvenamojo namo Mėsinio gatvės 7 Vilnius, negyvenamosios patalpos numeris 3, paskirties keitimo iš kita į prekybos, kapitalinio remonto, projektiniai pasiūlymai. Gal apie projektinius pasiūlymus plačiau, su projektiniais pasiūlymais plačiau supažindins projekto vadovė Irma Krasnickienė, o aš, jeigu ką nors turėsiu, pridėsiu ir žiūrėsiu, ar prie susirinkimo kas nors prisijungia. Tai prašau. Tai gerai, tada gal aš bandau. O aš negaliu pašėrinti. Kodėl? Nes. Mygtuką žalią, taip? Jo, matau, bet man rašo host disabled participant. Tai ko gero, kad kadangi jūs prisijungiat, tai jūs galite šėrinti. Minutėlę tada. Minutėlę. Tai aš galiu, kol pašėrinsi truputėlį, pradėti pasakoti, ar ne? Taip, truputį gali pasakoti. Taip, tai statybos vieta Mėsinio gatvė 7, Vilnius. Statinio statybos rūšis, kapitalinis remontas, statinio kategorija, neypatingas statinys.
Projektavimo pagrindas užsakovo pateikta projektavimo užduotis, kurioje buvo nurodyta sujungti rūsio ir pirmo aukšto patalpas, suformuojant laiptus tarp aukštų, nes šiuo metu patalpos esančios kaip vienas turtinis vienetas neturi tiesioginės jungties ir į rūsį patenkama per kitą šalia esantį turtinį vienetą, kuris nepriklauso statytojui. Tai čia galima būtų planą, jeigu man parodysit, tai aš pasakysiu, kuri čia vieta. Patalpos yra rūsy ir pirmas aukštas. Į pirmą aukštą patenkama iš gatvės, iš Mėsinių gatvės, o į rūsį patenkama, va čia, gerai, tai juoda rodyklė, patekimas į pirmo aukšto patalpas, o į rūsį patenkama per Mėsinių gatvę 9 šalia pastatą, nusileidė ten į rūsį ir jeigu pirmo aukšto plane parodytumėt pirmo aukšto planą, ten dar Miroslavai, gali dar pirmą aukštą toliau pastumti, taip, čia yra mūsų pirmas aukštas. Ir kaip matot, čia mes neturim jokių patekimų. Ir rūsys. Čia rūsio. Jo, čia rūsio. Ir patekimas šone per Mėsinių gatvę 9 iš šono. Ir toliau užduotį buvo numatyti rūsio grindų lygio išlyginimą, nustatyti laikančių sienų ir perdangų mūrų tipą, mūrimo laikotarpį, fiksuoti buvusių praėjimo angas, vykdytų remontų, rekonstrukcijų pokyčius, tinkuotų paviršių, dažų ir dekoros sluoksnius. Pakeisti paskirtį į prekybos paskirtį. Čia yra užsakovas OP Magijos kvapas. Tai apie esamą padėtį, situaciją šiek tiek dar. Nagrinėjamas objektas pastatas Vilniuje Mėsinių gatvės 7. Pastatas U plano įsiterpęs tarp pastatų numeris 5 ir 9, gatvės išklotinės viduryje. Pietvakarinėje kvartalo dalyje kiemas uždaras, atitvertas aukšta mūrinė tvora. Čia jo sklypo planą gal geriau. Gerai ir čia. Aišku, čia, šitoje vietoje tvora. Dabartinis grįstas patekimas per bromą ir uždaromus metalinius vartus iš Mėsinių gatvės. Gatvės fasadas rytinis, kiemas vakarinėje pastato dalyje. Pastato statybos data 18-19 amžius. Aukštų skaičius 2 aukštai su pastogė kiemo būstui. Čia mes turim patekimą į kiemą, kiemas uždaras. Taigi, nagrinėjama gyvenamosios paskirties patalpos, negyvenamosios paskirties patalpos yra pirmame ir rūsio aukštuose. Ir, kaip minėjau, neturi tarpusavio tiesioginės jungties, patenkama į turtinį vienetą per gretimą pastatą. Rūsio patalpos šiuo metu nenaudojamos, patekimas jas komplikuotas gaunasi.
kadangi per kitą nuosavybę. Rūsys skliautuotas, grindys vietomis nužemintos ties arkiniu praėjimu, įrengtas laiptuotas nužeminimas. Nuotraukose galima tą pamatyti. Vietomis durų angos nesiekia 2 metrų aukščio, įėjimas į rūsio 3-7 patalpą, durų anga iškirsta 20 amžiuje, 8-metyje kapitalinio remonto metu. Čia kalba eina apie šitą angą. Užbetonuotos mūrinės skliautinės perdangos fragmentas angokraščiai apmūryti silikatinėmis plytomis. Tai šitose vietose įrengta betoninė sarama. Patalpoms atlikti architektūriniai polichrominiai tyrimai. Tai gal trumpai galėčiau papasakoti, kad rūsio patalpa 3-7 sienos sumūrytos XIX amžiaus pirmoje pusėje iš antrinio panaudojimo plytų ir akmenų. Cilindrinis skliautas permūrytas XIX amžiaus antroje pusėje vykdytų rekonstrukcijų metu. Įėjimo į rūsio 3-7 patalpą durų anga iškirsta 20 amžiaus 80-metyje kapitalinio remonto metu. Užbetonuotas mūrinės skliautinės perdangos fragmentas, angokraščiai apmūryti silikatinėmis plytomis, įrengta betoninė sarama. Kalba eina apie šitą vietą ties dabartiniu įėjimu į rūsio patalpas. Greta esančio rūsio patalpos 3-5-3-6 ir ankstyvesnio laikotarpio suformuotas 16 amžiuje, kaip galimai kadaise buvusio atskiro pastato dalis. Pirmame aukšte 3-1-3-2 patalpas skirianti praėjimo anga su sarama sumūryta XIX amžiaus antroje pusėje. Man, jeigu truputėlį pirmą aukštą parodytumėt, bet apie šitą vietą eina. Čia yra daug visokių permūrėjimų. Angokraščiai apmūryti susiaurinant buvusią durų angą. Pertvarinė siena skirianti 3-1-3-4 patalpą smarkiai pertvarkyta kapitalinio remonto metu į sieną įleista metalinė 2 metrų ilgio sarama. Va šitoje vietoje. Foje užmūryta silikatinėmis plytomis. Ant tyrinėtų sienų plokštumų išliekama istorinė vertė turinčių tinkuotų, dažytų ir dekoruotų paviršių nerasta. Atlikti polichrominiai bei architektūriniai tyrimai papildė turimas istorinės žinias apie pastato raidą bei šiems duomenims neprieštarauja. Taip pat atlikti pamatų konstrukciniai vizualiniai tyrimai. Patalpų 3-7, 3-8, 3-9 pamatai įgilinti minimaliai, apytiksliai 10-40 cm, tai čia šitoj daly. Norint gilinant rūsio patalpas, būtina stiprinti, gilinti pamatus, jeigu tą darytume. Bet mes to nedarom šio projekto. Patalpos 3-5, 3-6, pamatai gilinti pakankamai, apytiksliai 90 ir metras. Kalba eina apie šitą vietą gilesnę.
Esant poreikiui, pamatų gylis gali būti gilinamas apie 50 cm žemiau dabartinio grindų lygio be intervencijos į esamus pamatus. Norint gilinti daugiau, būtina stiprinti, gilinti pamatus. Tokia buvo išvada. Tai paveldosauginiu požiūriu teritorija, kuria yra esamas pastatas, tai yra saugomas Vilniaus senamiestis teritorija ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčio archeologinė vietovė. Paveldo apsaugos požiūriu saugotinose teritorijose esame. Pastatas nėra valstybės saugomas ar įtrauktas į kultūros paveldo registrą, tačiau yra siūlomas įtraukti į Vilniaus vietinių kultūros vertybių registrą. Istoriškai galima būtų paminėti, kad po Antro pasaulinio karo kvartalas buvo apgriautas, remontuojamas, kvartalo viduje pastatyta naujų priestatų. Teresės Dambrauskaitės tyrimų pagrindų sudaryta Mėsinių gatvė Vilnius istorinės stilistinė kartograma. 77 metais pastatui atliktas kompleksinis kapitalinis remontas. Pirmas aukštas pritaikytas Vilniaus prekybos audinių atraižų parduotuviai. 1983 metais atliktas pastato esamos būklės įvertinimas. Parengti aukštų planai. Pagal planus matyti, kad rūsio ir pirmo aukšto patalpos tuo metu jau buvo suformuotos ir įgavusios dabartinę planinę struktūrą. Pastato stilius klasicistinis, plano struktūra bekoridorinė, mišri, tūrinė erdvinė kompozicija pusiau atvira. Fasado struktūra plokštuminė, centrinė, suskaidyta horizontaliom traukom, išlaikiusi klasicistinį stilių. Sunaikintas langų skaidymas. Pirmame aukšte sunaikintas langų skaidymas, saikinga lipdyba, antrame aukšte langų apvadai. Pirmame aukšte ritmiškai išdėstytos spynos, gražiai jungiasi Mėsinių gatvės išklotinė. Čia duomenys iš Vilniaus paveldo statinio apskaitos anketos. Saugotini elementai, medžiagiškumas, tūris, fasadai, plano sandara, langai, durys. Pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą pastatas patenka į 59 kvartalą, kuriame nurodyta pastatui taikomas tvarkybos režimas. Tai būtų restauravimas, fasadai, vertingi elementai, restauravimas, atkūrimas, galimi visi rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastasis remontas. Kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose. Tai dabar būtų apie projekto sprendinius. Tai numatomas paskirties keitimas į prekybos paskirtį. Planuojama specializuotos vienos prekių grupės prekyba. Patalpose numatoma vykdyti namų kvepalų, kvapiųjų žvakių, smilkalų, eterinių aliejų ir kažkas panašaus, mažmeninės prekybos veikla. Projekte numatomi šie statybos darbai. Tai pirmiausia, tikslas su pirmą ir rūsio aukštus sujungti, kad būtų galimas normalus naudojimas savininkams. Pirmą aukštą ir rūsio
išmontuojamas gelžbetonio užpildas skliautinėje mūrinėje perdangoje. Tai kalba eina apie šitą vietą ties dabartiniu įėjimu į rūsio patalpas. Taip, darbai numatomi ties įėjimu į rūsio 3.5 kadastrinėje byloje 3.7 patalpą. Šioje vietoje 20 amžiaus 8 dešimtmetyje kapitalinio remonto metu iškirsta durų anga bei išbetonuota anga mūrinėje skliautinėje perdangoje. Darbai numatomi užbetonuotos angos perdangos ribose bei nuardoma dalis grindų sluoksnio ir pirmo aukšto lygyje, pašalinant statybinį laužą bei nevertingą gelžbetonį virš esamos vertingos rūsio mūrinės sienos. Ten labai gerai matosi aiškinamajam rašte yra nuotraukos dvi, Miroslavai. Jeigu į viršų tiesiog pakilsit truputį, tai dar. Buvo. Čia labai gerai matyti ir gelžbetonį visa konstrukcija ir silikatinės plytos, apie ką eina kalba. Nardytas grindų sluoksnis laiptų įrengimo vietoje. Matyti gelžbetonio užpildas ties anksčiau suformuota anga ir virš rūsio mūrinės sienos. Dalis sienos rūsio lygyje silikatinių plytų mūro. Vertingas mūras įrengiant laiptus neliečiamas. Visi darbai atliekami nevertingose dalyse. Pašalinus gelžbetonio užpildą, pašalinus statybinį laužą ir atidengus ertmę, perdangoje projektuojami laiptai patekimui iš pirmo aukšto į rūsį. Rūsyje užmūrima durų anga ties įėjimu į rūsio 3.5 patalpą, paliekama niša. Įėjimas į rūsį per šią durų angą negalimas, nes patenkama per statytojui nepriklausančias pirmo aukšto ir rūsio patalpas. Taip pat numatomas esamų grindų išlyginimas 3.4.3 patalpose. Čia jo galima būtų planą. Toliau pažymėta taškelis, truputėlį šita dalis. Išvardintose patalpose demontuojamas rūsio grindų sluoksnis, esamas statybinis laužas, atstatant iki esamo vidutinio lygio, įrengiant izoliacinius sluoksnis, įrengiama nauja plytelių danga. Bendras rūsio patalpos aukštis nepadidėjo, tai yra gabaritiniai matmenys nekeičiami, tūris nesikeičia. Statinio esamos konstrukcijos pastato pamatas nestiprinamas, išliekamas esamas. Taip. Taip pat rūsio patalpose įrengiamas sanmazgas. Vandentiekio pajungimas galimas iš patalpos numeris 3.7, kurioje šiuo metu yra stovas. Šioje patalpoje numatomas sanmazgas. Tai kanalizacijos pajungimas bus iš gatvės tiesiai planuojama sanmazgo patalpa, vandentiekio ir kanalizacijos pajungimui įrengiamas atskiras projektas. Pirmame aukšte sienoje tarp patalpų 3.1 ir 3.2 atveriama architektūriniuose tyrimuose užfiksuota anga. Šitoje vietoje, kur mes atradom, kad jau yra permūrijimai ir sija metalinė šitoje vietoje. Tai mes šitoje vietoje ir atveriam truputėlį erdvės padarom.
Tai pačiai sienai tarp patalpų 3.1 ir 3.2 numatomas plytų mūro eksponavimas. Polichrominiai tyrimai, kaip minėjau, atlikti ant tyrinėtų sienų plokštumų išliekama istorinė vertė turinčių tinkuotų, dažytų ir dekoruotų paviršių nerasta. Na ir ten ardomos labai nedaug kelios vėlyvo laikotarpio pertvaros. Tai dar ką norėjau paminėti, kad pastatas yra dvibūtis ir gyvenamoji paskirtis pastate dabar sudaro 64,20% po paskirties keitimo gyvenamosios paskirties nepamažėja, gaunasi praktiškai tiek pat 64%. Dabar pagal dėl mašinų parkavimo. Gal tada sklypo planą dar galima būtų. Čia pagal STR gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai. Pakeitus paskirtį prekybos paskirtį, numatoma veikla atitinka punktą specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės, kurioms reglamentuojamas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius, viena vieta 60 kvadratų prekybos salės ploto. Prekybos salės plotas mūsų gaunasi pirmam aukšte. Tai būtų 34,61 kvadratas, apačioj turėtumėm jau ten pagalbinės patalpas. Pagal numatomus projektinius pasiūlymus, kaip sakiau, plotas yra 34,61 kvadratiniai metrai, tuomet minimalus automobilių vietų skaičius būtų 0,58. Pagal dar punktus, kurie mažinantys koeficientai senamiesty yra 0,25, dar padauginus tai gaunasi 0,1 vieta. Prekių paslaugų gavėjai naudojasi parkavimo epizodiškai. Parkavimo poreikis labai minimalus ir automobilius numatoma parkuoti gretimose miesto parkavimosi zonose, todėl naujų automobilių parkavimo vietų įrengimas nenumatomas. Šiuo metu kieme vienas iš butų stato kieme atviroje zonoje vieną mašiną ir kitas butas turi čia kaip tokį garažėlį įsirengęs, tai 2 vietos yra parkavimo. Butam yra užtikrinama parkavimo vietų skaičius. Taip, dėl želdynų, tai želdynų čia kaip ir sklype nėra, yra tik tais, čia va šitoje vietoje pažymėta ties esama tvora, tokių dekoratyvinių augalų pasodinta, daugiau yra plytelių, betoninių plytelių danga ir kad esama danga nekeičiama, kultūrinis sluoksnis yra saugomas, priklausomi želdiniai ir nemažinami. Šitas visas dekoratyvinis apželdinimas išsaugomas, jokių medžių nekertama, nes jų sklype nėra. Tai kas dar toliau? Dėl architektūrinės išraiškos priemonių, medžiagiškumas, spalva, tūrio, formos, proporcijos, mastelis čia buvo iš savivaldybės projektavimo užduoties.
kad projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka paveldosauginius reikalavimus, nes visi darbai atliekami nevertingose dalyse, fasadai nekeičiami, vadovaujamės atliktais architektūriniais ir polichrominiais tyrimais bei konstrukciniais tyrimais, visi darbai atliekami, kaip minėjau, pastato nevertingose dalyse. Taip pat paminėsiu, kad projektas yra suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės kultūros paveldo apsaugos skyriumi. Ir kas daugiau? Daugiau ko gero viskas būtų. Nebent kažką pamiršau, tai priminsit gal. Ko gero jo, kad daugmaž išsamei viską papasakojai apie projektinių pasiūlymų sprendinius. Aš iš savo pusės noriu paminėti, kad skelbimas buvo patalpintas Vilniaus apie projektinių pasiūlymų viešinimą, skelbimas buvo patalpintas Vilniaus miesto savivaldybės internetinėme puslapyje. Taip pat buvo skelbimas pakabintas pastato išorėje. Skelbime nurodytais adresais, elektroninio pašto adresais, jokių pastabų, pasiūlymų gauta iki šio viešinimo susirinkimo nebuvo. Taip pat niekas nesusisiekė nurodytais telefonais, kuriais susitarus galima buvo susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais asmeniškai ir užduoti klausimus. Kaip matome ir dabar, kad transliacijos metu, tai yra viešinimo susirinkimo metu nuotoliniu būdu, niekas iš suinteresuotų asmenų ar visuomenės atstovų neprisijungia. Tai kaip ir tas domėjimasis projektiniais pasiūlymais neaktyvus. Mes tokiu atveju darysim pertrauką ne susirinkimo savo, o projektinių pasiūlymų pristatymo. Ir pagal reglamentą susirinkimas turi tęstis ne mažiau kaip valandą. Stebėsime, gal per valandos laikotarpį prisijungs koks nors suinteresuotas asmuo ar visuomenės atstovas ir jeigu užduos klausimus, mes atsakysime. O dabar tiesiog bus paveikslėlis projektinių pasiūlymų ir lauksime prisijungiant suinteresuotų asmenų. O jeigu neprisijungs, susirinkimą po pusvalandžio baigsime. Tai tiek.
Dar kartą sveika, Irma. Daugiau su kuo nors sveikintis nėra. E, Šiuo metu baigėsi visuomenės informavimas apie numatomas statinių projektavimą. Tai yra nuotolinis susirinkimas skirtas dvibučio gyvenamo namo Mėsinių gatvės 7 Vilnius, negyvenamosios patalpos numeris 3, paskirties keitimui iš kitos į prekybos kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų pristatymas. Susirinkimo pradžioje 15 valandą buvo išrinkti susirinkimo sekretorius, tai aš Miroslavas Sardinas, susirinkimo pirmininkė Irma Krasnickienė, tuo pačiu ir projekto vadovė. Pristatyti projektiniai, išsamei pristatyti projektinių pasiūlymų sprendiniai. Prie susirinkimo per valandą transliacijos neprisijungė nei vienas suinteresuotas ar visuomenės atstovas. Tai drįstame teigti, kad projektinių pasiūlymų sprendiniais visuomenė nesuinteresuota. Iki susirinkimo, nuotolinio susirinkimo pradžios nebuvo gauta skelbime nurodytais jokiais elektroniniais, nei fiziniais adresais, nei telefonu pastabų, komentarų, pasiūlymų. Tai yra irgi nesidomėta projektiniais pasiūlymais. Tad čia dar paminėti. Rodos viskas. Projektiniai pasiūlymai buvo viešinti Vilniaus miesto savivaldybės internetinėme puslapyje. Buvo pakabintas skelbimas Mėsinių gatvės pusėje apie numatomą susirinkimą. Bet į susirinkimą daugiau asmenų nesusirinko. Liko porą minučių ir iki reglamentuoto laiko valandos, tai yra mažiausiai tiek turi vykti susirinkimas. Tai mes kaip ir atsisveikiname. Susirinkimas bus pateiktas garso įrašo takelyje ir nurodyta YouTube nuotrauka, kur galės suinteresuoti asmenys pasižiūrėti, tikrindami viešinimo procedūrą. Ačiū visiems už dėmesį ir viso geriausio.